Sėkmingai savo daugiabučius atnaujinę Viečiūnų gyventojai po renovacijos šilumos suvartoja perpus mažiau. Džiaugiasi šiltais, jaukiais namais ir žino, kad namus renovuoti verta. Jaunystės gatvės 20 ir 22 daugiabučių namų gyventojai pasinaudoja savivaldybės siūlymų dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo projekte ir savo lėšomis prisidėję prie savivaldybės įgyvendinamo ES lėšomis finansuoto projekto, praėjusiais metais baigė abiejų daugiabučių namų atnaujinimą. Buvo atrinkti namai Viecūnuose, vieni iš šalčiausių, kurie buvo pasiūlyti renovacijai. Mes ten sugebėjom surinkti 25% savo lėšų ir dėl to kaip ir buvo nutarimas renovuoti tuos du namus. Tai atlikus renovaciją, kas buvo padaryta tiems namams? Sienos, pamatai apšiltinta ir dalis stogų, nedidelė dalis stogų. Dar mes turim patys įsipareigoję apsišiltinti dar apie 250 kvadratų kiekvieno namo stogo lubas. Ir vaizdas pasikeitė ten, kas juos matė, kaip jie buvo, plytos byrėjo, tos nesilikanė, bet molio, kur buvo prastos ir balkonai buvo apibyrėję, tai viskas pasikeitė net pažįstamai. Ar iš tikrųjų mokate mažiau, o gyvenate šilčiau? Praktiškai už gruodžio mėnesį, kai buvo nešiltintas namas ir apšiltintas, apie 40% suvartojimas. Ir plus dar komfortas, kad pas mus ne 16, ne 15, o 20 laipsnių. Renovacijos nauda neabejoja ir atnaujintų namų gyventojai. Kas pasikeitė jūsų gyvenime, kai namas buvo renovuotas? Pasikeitė, šiluma pasikeitė. Į gerą pusę. Iki 15 buvo maždaug, kuo nebuvo renovuotas, o dar 20 pastovi. O mokate dabar už tą šilumą, ar pasijautė, kad mokate mažiau? Pasijautė. Maždaug porą šimtą litų. Susitaupo? Taip. Pilnai pasikeitė, nes mes gyvenom labai sunkiom, labai nepatogiom sąlygom. Todėl, kad vaikai buvo maži, o buvo labai šalta. Kiek temperatūros? Temperatūros buvo 12 ir 14 ir daugiau turbūt niekada nebuvo. Kadangi buvo langai negana to, kad kiauri, bet stogas buvo visiškai kiauras stogas. Ir jei būdavo čia dar kažkiek tai sušyla nuo virtuvės, nes aš labai daug valgy darau, ir čia dar nuo mūsų kažkiek sušyla, tai nuo viršaus šaltis tiesiog jauti, kaip eina šaltis. Ir jei būdavo šaltos žiemos, jau neįmanoma buvo miegoti. Tai aš tai apsirengdavau ir apsirengus su kojinėm, su viskuo atsiguli po pūkinė kaldra ir po to jauti, kaip šaltis dar eina į tave. Nes praeitą žiemą taigi buvo šalta. Ir dar kažką turi užsiklot, o jau vyras su anūkė jau buvo silpnoji grandis, tai atėjo čia į apačią, taip sikloja miegojo. O vaikai irgi ten kažkaip tai, bet žodžiu, nelabai buvo įmanoma buvo miegoti. O dabar? Ir jauti, kad vėjas pučia, įdomiausia tai, kad jauti, kad vėjas pučia į veidą. Tai buvo. Ir kai nulupo čerpės, tai tokie plyšiai buvo, saulė švietė ant lovų, visur švietė saulė. Taip, kad buvo, o dabar tai mes labai gerai gyvenam. Labai gerai, dabar šilta, dabar jau žinom, kas yra trumpos rankovės žiemą, žinom, kad reikia vėdinti kambarius, ko anksčiau niekada nebuvo. Nebuvo poreikio, nes buvo vėjas ir taip. Ir iš viršaus šaltis ėjo ir per langus ir tiesiog nebuvo kur slėptis. Mes rengdavomės beveik kaip į lauką. Sakau, neįtikėtina, dabar kai pagalvoji, tai atrodo, kad čia dabar lyg tai tas pats butas, bet kaip ir ne mūsų butas, nes labai šilta, labai smagu ir nusirengti, ir apsirengti, ir miegoti, ir būti tiesiog malonumas. Tai ką pasakytumėte žmonėms, kurie iš tikrųjų dvejoja, ar reikalinga namui renovacija? Čia kaip kam atrodo, bet kaip mūsų atveju, tai kitos išeities nebuvo, nes netgi lyjo, bėgo vanduo per stogą. Ir ant lovų lydavo, ir lovas naktį traukdavom į šonus, kad jau atlėkė pas mane, kad mama bėga ant lovos, ką daryti. Tai čia mums net abejonių nekyla. Ir man smagiausia tai, kad negaila pinigų tokiam reikalai. Kad sumoki, bet tu žinai, kad komfortas. Ir čia jau visiems laikams ir mes džiaugiamės, ir vaikai džiaugiasi.
Ir tikrai, tai yra tokia sritis, į kurią negaila pinigų. Iš tikrųjų, didžiausias turbūt džiaugsmas dar ir tai, kad moka mažiau. Ir paskaičiavus taip nelabai tiksliai, atrodo, kad nuo 30 iki 40% sumažėjo šildymo kaina. Tai aišku, tai labai džiugina. Druskininkai pirmieji šalyje pernai pradėjo įgyvendinti plataus masto pilotinį daugiabučių namų atnaujinimo ir jų energinio efektyvumo didinimo projektą, kurio tikslas paskatinti žmones kuo aktyviau dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo projekte. Suskubusiems tai padaryti dar iki 2014 metų Druskininkų savivaldybė savomis lėšomis parengs ir apmokės visą reikalingą techninę dokumentaciją. Patiems gyventojams už tai nereikės mokėti nei lito. Iki 2014 metų pagal Jessica finansinį modelį daugiabučių namų atnaujinimui numatyta 30% valstybės parama, kurią naujoji vyriausybė žada artimiausiu metu padidinti iki 40%, o projektų administravimo išlaidos apmokamos 100%. Vien dėl to reikia suskubti, nes nuo kitų metų sausio 1 dienos valstybė paramą ketina sumažinti perpus. Druskininkų savivaldybė ragina visus druskininkiečius gyvenančius daugiabučiuose kuo greičiau priimti teisingus sprendimus ir ryžtis savo namo renovacijai dar šiemet, esant tikrai palankioms sąlygoms. Specialistų paskaičiavimais po renovacijos buto vidaus temperatūra vidutiniškai padidėja 4–5 laipsniais, o pasak nekilnojamojo turto ekspertų, atnaujintuose šiltuose bei gražiai sutvarkytuose daugiabučiuose butų vertė išauga net trečdaliu.